Sveiki visi, aš esu Kostas ir šiandien pristatau jums savo jau 9-ąjį Minecraft Survival epizodą. Taigi, anam epizode mes neėjome iškart miegot. Pabuvome naktį. Ir mes dabar turime spaiderius ant mūsų namo. Puiku. Gerai, kad stiklą ten uždė. Gera reakcija. Šiek tėliau, tai va, turėtų jums patikti amneziją žiūrėt, kaip aš klykiu. Pirmą kartą taip įsigandau žaisdamas Minecraftą. Tai gerai, pradėsime ten, kur palikome, pabuvome naktį, prisikapojame mobų. Ir šiandien mes galėsime pasidaryti meškerę. Ir turėti maisto šaltinį. Neišsenkantį maisto šaltinį. Gerai, berods taip reikia. Valio, fishing rod. Reik pasimt dirto ir biškis kilęs. Apmažint, nes čia creeperis progo. Ir čia labai daug mielų padarų. Dviesk. Reik deimantinis swordą pasidaryt. Pinibį vėl. Creeperis. Pratęs aš jos taip vadinu. Dviesk! Gerai, daug darbo bus. Lemba aš nubas, gerai. Nesvarbu. Manau, jums tik įdomiau turėtų būti žiūrėti. Įtempta naktelė buvo. Bet turime ir kaulų, galėsim šunį prisiaukint. Ir turime ir meškerę. Labai puiku, tai bus maisto gavybai. Susirinkam visus resursus. Gaila, kad pinibį sunaikina kai kurios blokus. Ta prasme, kad kai jie susprogdina skylę, tai gaunama yra mažiau resursų, negu kad būtų iškasta ta skylė. Vis dar žvengiu iš tos reakcijos savo, kai suklikiau, kai spaideris sušoko. Juokingiausias turbūt epizodas žaidžiant Minecraftą. Mano karjeroje Minecraft'o. Kad ir kaip taip nerdiškai nuskambėjo. Tai va, paliekam dabar, kad žolė užželtų. Susirinkam steplingus. Gerai, dabar, manau, reikėtų užtaisyti šitas skylės bent dirtų, kad vanduo netai baisiai atrodytų. Neatrodytų netvarkingai. Nu, maždaug. Gerai. Dabar, man atrodo, reikia gilesnio vandens, kad... Ir aš nepasiėmiau įrankių. Gerai. Reikia gilesnio vandens, kad gaudyt žuvį. Aš tik filmuodamas tik paruošiu, kad paruošiu vietą, kurioje galima bus žvejot. Gal ten gerai šį bus, reikia pabandyti. O taip tai daug nežvėjosiu, filmuodamas, nes niekam nebus įdomu žiūrėti. Gavau? Ne. Nu, pasižiūrim. Gal nereikia nieko ir kas, gal ir taip gerai. Kipk. Ar aš čia durnai sureaguoju, čia kažkas blogai? Prakasiu truputėlį. Gal
Nu, dar truputėlį. Kas čia? Dustošiu. Užsižiopsojau. Tai va, jau ir maisto šaltinis yra nesibaigiantis. Progresas geras. Nors ir per 8 epizodus, bet vis tiek geras. Progresas. Tikiuosi jums patinka, kad aš stengiuosi neaišku, ar pavyksta, nepavyksta. Bet šiaip kol kas dar pavyko kiekvieną dieną įkelt po epizodą. Tikiuosi jums tai patinka. Ir mes šitą užmušim tik dėl to, kad mes žiaurus ir beširdžiai žmonės. Mohahaha. Gerai, pabandom taip pat. Pala. Nekimba kažkaip. Gal kad aš vandenį sėdžiu? Kas čia dar? Ar čia bugas, ar čia šiaip kažkas? Tik užkimba atrodo ir iškart patraukiu ir nieko. Negaunu maisto. Toliau biškį reikia. Nesuprantu. Gal tiesiog reikia palaukti. Nu gerai, žuvies gausiu tarp epizodų pasitengsiu. Gal tvenkinį čia kokį iškasiu gilesnį. Bet čia tarp epizodų, nes nebus, manau, įdomu žiūrėti, kaip aš kasu vis. Taigi paėmam medienus ir pradedame statyti savo, ne tos spalvos medieną, savo sandėlį. Įrankius vis pamirštu. Pasimt viską, ką sudėjau prieš eidamas į naktį, į nežinomybę. Gerai. Surūšiuosiu viską, kad būtų viskas patogiau šiaip. Gal nereik labai didelio daryti, šiaip manyčiau kambario. Nu, gal dar šitą ir kitą, nu šitą ir dar 2 eilės padarysim ir užtekt, manau, turėtų. Klišas. Baigęs medieną reikia apkapoti truputėlį. Taigi, jeigu turite idėjų, ką galėčiau pastatyti, kaip jau sakiau keliuose epizoduose, parašykite į komentarus. Šiaip sandėlį jau darau, furneisų kambarėlį irgi darau. Reikės pagalvoti, ką dar. Dabar iškart į galvą neateina idėjų. Bet manau tikrai jų atsiras. Sugalvojau, reikės padaryti tokį kaip krioklį dirbtinį. Va čia va iš karto gražu turėtų visai būti. Ir man
atrodo, kad jau vakaras. Šiame epizode mes padarėme absoliučiai nieko, praktiškai, bet tikiuosi jums patiko. Nu gerai, gal dar truputėlį gal pratęsiu epizodą, bet nors gal ne. Mobai užsipuls ir aš čia vienas, čia baisu man, žinot. O, lyja, kaip tik. Gerai, tai čia ir pabaigsime epizodą. Nepykit, kad nelabai daug progreso padarėm šiame epizode. Kitam epizode bus daugiau progreso pažadų. Taigi, aš esu Kostas, užmeskit like, jeigu patiko, subscribinkite, jeigu nori dar ir iki.